Sekantis modelis, ką mes turim, 2025 metų Kia Sorento S, 25 metai, gausi priekinį dalį, 5500 mylių tik tai nuvažiavus iš viso. Kaip matot, lonžeronai balkis šitoje vietoje yra sveiki, tenai šiek tiek pažeista, bet lonžeronas nusuktas nėra. Radiatoriai, viskas yra sveika, lempa, bamperio trūksta, kapotas yra pažeistas. Toje pusė atrodo taip. Matot, čia labai daug smūgis nenuėjo. Tai vat jos loto numeris, gruodžio 1 aukcionas, parsiduoda draudimo. Ta nauja mašina 5500 mylių tik tai. Jinai kūrėsi ir važiuoja, o tokio juodą gražų saloną turi. Pagalvis iššokus tiek vairo, tiek kelienų. Šviesios lubos, didelė panorama. O bamperis netgi sukištas į saloną. Pildomos šaldomos sėdynės. Užsiveda mašina, kaip matot, 5505 mylios tik tai. Visiškai nauja mašina. Namus sėdynės. Tai įsimažinom, kranai viskas veikia. Čia nėra ką daug rodyti, iš tikrųjų viskas labai gerai, nes kadangi mašina daug nenuvažiavus, tai ir pažeidimų neturi daug, ypač salone. Jeigu, sakykim, salonas, tai visiškai tvarkingas. USB jungtis, kaip jie sugalvoja įdomiai į šoną sėdynių dėti. O dar į galą yra dangtis ir šiek tiek pabraižytas bamperis. Parktronikai visur. Pasižiūrim, kas čia yra. Galinės kameros. Taip, bamperis, aišku, sukištas, bet jisai, aišku, sudaužytas. Sekanti lempa atrodo sveika. Ne, vat yra atkibus, tai bus reikės keisti ją. Šitas šonas irgi švarus, gražus.